blogiausiu atveju Lietuvoje bus pastatyta 2021-2022 metais, bus statoma apie 10 metų, kainuos mažiausiai 5 milijardus eurų arba daugiau. Planuojama, jeigu bus pastatyta, veiks apie 60 metų, uždarinėjama dar 20 metų. Radioaktyvios atliekos Lietuvoje būtų palaidotos visiems laikams, šimtmečiams. Todėl referendumas, vykstantis kartu su rinkimais į Seimą spalio 14 dieną, yra sprendimas 100 metų. Tie žmonės, kurie balsuos referendume, balsuos daugiausiai ne už save, balsuos už savo vaikus, už savo anūkus ir savo sprendimą paliks ateities kartom. Todėl, jeigu jūs galvojate kritiškai apie atominę energetiką, ateikite ir referendume pareiškite savo valią. Jeigu jūs manote, kad atominė elektrinė kažką pakeis ir pagerins Lietuvos gyvenime, taip pat ateikite ir pareiškite savo valią. Blogiausia turbūt likti yra abejingiems. Per abejingus Hitleris atėjo valdžią Lietuvoje, per abejingus vyksta didžiausias blogybės šioje žemėje. Mes esame čia tam, kad pasakytume savo nuomonę dėl atominės elektrinės. Mūsų nuomonė yra neigiama, nes mes galvojame, kad Lietuvos pasirinkimas turėtų būti atsinaujinti energetika, Lietuvos pasirinkimas turėtų būti energijos efektyvumas ir tai yra kelias į tą energiją, kuri būtų pigesnė, ekologiškai švaresnė ir socialiai labiau įperkama. Tai yra kelias, kuriuo eina Europos Sąjunga, tai yra pažangos kelias. Atominė energetika jau nepasiteisino per praėjusius dešimtmečius, kelios didžiulės avarijos niekais pavertė atominės energetikos privalumus ir tai yra energijos rūšis, kuri niekada nebus saugi. Tikimybė yra labai paprasta. Sprogs arba nesprogs. Kartą per milijoną metų. Tas kartas gali būti rytoj, gali būti ir po milijono metų. Mes nenorime žaisti šitos rusiškos ruletės ir raginame, kad balsuotume ir spręstume už saugesnės, švaresnės ir pigesnės energijos pasirinkimą. Todėl raginame, kelkitės, balsuokite, dalyvaukite referendume.